bažnyčia. Tai būna pašlovintas mūsų viešpas, kuris yra gyvas mumyse, kuris veikia galingai mumyse per mus. Ir jis daro darbą, ir jis padarys tą darbą. Jis padarys tą, ką turi numatęs. Niekas jam, galingam Dievui, galingam, viską valdančiam ir viską prižiūrinčiam Dievui nesutrukdys. Joks žmogus, joks pragaras, nes pamynė mirti mūsų viešpats. Jis atėmė iš mirties, atėmė raktus, atėmė ir atidarė šitas kalėjimo duris ir išvedė į laisvę žmogų. Ir visi, kurie priims jį, Kristų, kurie priims ir sakys viešpatie, aš tikiu, kad tu atėjai, aš tikiu, kad tu numirei už mane, aš tikiu, kad tu prisėmei visas mano negalės ant savęs, nuodėmės, visą prakeikimą, aš tikiu viešpatie, atleisk ir priimk ir bus išgelbėtas, ir bus išgelbėtas, ir bus išgelbėtas, nes Jėzus ant kryžiaus mirdamas pasakė, atlikta tėve, aš viską padariau, dėl ko aš buvau siųstas į žemę. Ir trečią dieną buvo prikeltas iš numirusių Kristus ir šiandien sėdi visagalio Dievo dešinėje ir užtarė tave ir mane. Halleluja. Štai koks Dievas galingas mumyse. Štai kokia dvasia Dievo tavy ir many. Štai koks Dievas. Tai pasakyk žmogau, kokios negandos, kokia ekonomika ir koks ten piktasis gali sutrukdyti jam atlikti darbą. Niekas jam nesutrukdys. Jeigu tik tai tu pats negręši Dievui nugaras. Jeigu žmogau, tu pats jam nepasakysi, man tavęs nereikia. Jeigu tu jam nepasakysi to, aš pats žinau, kaip tvarkytis. Jis niekada tavęs nepaliks. Ir jo darbas tavy nenustos veikti. Ir tu nenustosi eiti iš šlovės į šlovę. Tikėk manim, sako viešpats, ir tu matysi mano šlovę savo gyvenime. Tikėk manim. Štai bažnyčia, kodėl mums reikalingas apšvietimas kiekvieną dieną. Štai kodėl bažnyčia mums reikalingas atsinaujinimas kiekvieną dieną. Nebetinka, kas buvo sena. Vakarykštė diena jau viskas praeitis. Nauja giesmė, naujas apšvietimas, naujas patepimas, naujas. Šiandien noriu kalbėti ir pamokslo tema, ką darydamas jautiesi gyvas. Intriguojantis pavadinimas. Specialiai ir sąmoningai tokį pasirinkau. Nes religinės frazės mūsų jau kažkaip tai mūsų nebesužadina, įdomumo nekelia. Viską žinom, tikintieji, viską žinom, ką tu mums naują pasakysi. Ką darydamas jautiesi gyvas? Štai kokia šiandien pamokslo tema. Kas paskatina tave gyvenimui pasakyti taip? Kas tave, ne bažnyčia, ne tavo žmoną, ne tavo vyrą, ne tavo vaikus. Kas tave paskatina gyvenimui sakyti taip? Koks klausimas. Koks nereliginga terminologija. Kaip čia dabar? Kaip čia? Kas yra Jėzus? Gyvenimas. Visi šaukiam gyvenimas. Tai kas tave
taip. Kas tavyje atsitinka, kada tu sakai viešpatie, taip, va čia gyvenu, viešpatie, va čia kvėpuoju, va čia viešpatie, wow! A kaip jį tavį veikia? Taip mes visi šventoji. A kaip jį pasireiškia tavį? Šitą dvasią. Mes esam sukurti konvejeriu. Nu ir meluoju. Mes atskirai, individualiai kūrė Dievas kiekvieną atskirai. Mes esam skirtingi. Ir tai yra Dievo užmanymas. Ką reiškia skirtingi? Tas pačias kojas, tas pačias rankas, išorė, siela. Kaip ir turim tą, siela tai siela, tu siela ir aš siela, tu kūna ir aš. Bet pažiūrėkim, kokie mūsų kūnai skirtingi, pažiūrėkim bent jau šitom fiziniam akim. Ką matai žiūrėdamas į mane ir žiūrėdamas į Staselę? Skirtingi, panašios, bet skirtingos. O kaip prakalba, visiškai skirtingos. Bet kalba ir tą kalbą ir aš kalbu, bet visiškai skirtingos. O kai pradeda darbuotis, tai visiškai skirtingos. Bet tokios panašos. Ir ta dirba. Štai apie ką aš kalbu. Tas pats Dievas, tas pats kūnas, ta pati siela ir ta pati dvasia, bet reiškiasi visiškai skirtingai. Ir jeigu tu, žmogau, kopijuoji šalia esantį, kaip tas daro, nes tau tai patinka, kaip daro Staselė, taip Dievas veikia galingai, kai jin atsistoja, paskaito, ir aš tai pamėginsiu. Ir pamėgini, ir kaip per žvyrą, ir visi ausis užsikemš, kodėl neliudija Dievas, ne tavo. Štai apie ką šiandien noriu kalbėti. Štai kam aš šaukiu. Kas tu, žmogau? Žmogus, Dievo žmogus, Dievo vaikas, gerai. Toliau, moteris, vyras, a toliau. Kada tu jautiesi gyvas? Kada tu gyvenimui gali pasakyti, taip, viešpatie. Kada anksti ryte atsiklaupi ir meldies ir išgyveni tokią atgaivą. Kada žiūri į kylančią saulę ir matai, jauti su, neaprėpiamą Dievą ir tas grožis tave pritrenkia. Kada tu eini per žalią pievą, arba kada tu sėdėjai su kažkuo ir kažką guodi ir esi tas petys, į kurį gali atsiremti kažkas ir išsiverkti ir tu sakai, yes, dabar gyvenu. Kas tu? Mes ne konvejerių išleisti vaikai. Štampai. Šilutis miesto Evangelijos bažnyčia. Tokie. Klaipėdos Evangelijos bažnyčia. Tokie. Va čia yra. Va čia Dievo tas užmanymas. Tokius skirtingus. Suvesti vieną vietą. Apjungti, sujungti savo dvasia. Be konkurencijos, be ambicijų, be ego savo, be savęs parodymo. Šauktis, melstis ir šlovinti vienintelį Tėvą ir Jėzų Kristų. Pragarui piktajam buvo tai išvis. Aš galvoju, dėl ko? Čia aš kalbu, Engelkienė kalba. Viena galbūt iš priežasčių, kada šėtonas išėjo į karą prieš Dievą. Čia neįmanoma, čia yra neįmanoma. Va čia yra neįmanoma. Šeimoj, susidedančio iš 5 asmenų, kiek vyksta reikalų. Turi visi vaikus, kas neturi, visi vaikai ir jie yra, tas pats mokymas namuose, tas pats auklėjimas, ta pati duona dalinama. Pažiūrėk, vienas viršinim streikuoja, jeigu tą patį kartais mais, kitam žiūrėk ten, dar kas nors. Vieną ten pasodinai, susakei tekstą, viską suprato. Kitam pasakei tekstą, dar labiau užsiputoji. Tas pats žodis, tas pats mokymas.
Bet tas pats ir su mumis bažnyčia. Jeigu mane Dievas augindamas naudoja tam tikras priemonės, tai jokių būdų nereiškia, kad tu paimsi šitas priemonės ir tu tai palauksi. Jokių būdų. Nes man patinka, mes perimam ir tai gerai yra, mūsų žavi gerosios savybės. Bet kaip pasieksi, kad jos taptų kūnu, šitos gerosios savybės tavy, kelias yra visiškai kitoks. Jūs įsivaizduokit, įsivaizduokit, kada 36 kg sverianti gimnastą maitinam, treniruojam, taip pat, kaip 136 kg sverianti, pavyzdžiui, ten sunkumų kilnotojai ar ten beisbolį, nežinau. tą patį maistą duodam, tą patį mokymą, tas pačias treniruotės. 36 kg, kuris turi būti gimnastas, jis turi gimnastas būti. Ir tas 136 kg, kur ten, tu nežinau, ten futbolas, kur buvo amerikoniškas tas futbolas, kur ten reikia visko. Nu tai kas gaunas? 2 netinkami sportininkai niekam. 2 niekam tikę sportininkai. Paėmą mane kaip bronelį. Ir vienodai mus maitinam, vienodas rykštės vienodai duodam, vienodą laikų pratimai. Nu, bronelis fizinis amžius, mano fizinis amžius. Čia yra viena. Jos pašaukims, mano pašaukims. Tai tu turit netinkamus niekam. Pusiau tokius, žinai, gailestingumo, karingumo, toks nesupras hibridis. Kur padėti? Ko Jėzus meldėsi? Reikia paskaityti. Jėzus nesakė, tegul jie visi vienodai praktikuoja tikėjimą. Vienodai. 6 keliatės, meldžiatės 2 valandas. Ne mažiau. Ir sekmadienį susirinkat su žodžiu, su apreiškimu. Nu tai žinai, bus bažnyčia iš vis neateis, nes drąsesnė bus. Kiti, žinai, iškrypsta. Bus tie, kurie iš tikrųjų, jiem nuostabiai tinktas variantas. Ir jie ką šūkaus, kaip gerai pagaliau bažnyčioje vyksta reikalai. Aleliuja, aleliuja. Atvarka pagaliau Dievas atėjo į bažnyčią, nes tiem, kuriem tas yra, kuriem tinka. Ar pusė bažnyčių iš vis gulės, nes jie agoniai kančioje apsikaltinim po kalte, nes jiem žodžių kaip nėra iš dangaus, taip nėra. Amatot, kaip dažną kartą mes, taip kaip aš mėginu tau. Daryk rytą, kaip aš darau ir gyvensi. Ta pradėjai daryti iš vis. Nuo gyvenimo taip atsitrauk, nes jį pametė iš vis malonį, pakalbėsim apie malonį, kas jį iš vis žinai. Geriausia, nežinau, geriausia atveju atsitrauks nuo Dievo. Nes aš galvoju, kad atsitrauk kuriam laikui nuo Dievo, negu bet religingų yra geriau žinau. Nes religijos taip paprastai. Nes religija viską žino. Visada žino, ką ir kokiu momentu pasakyti. Visada žino tau, kokią tiesą pasakyti, kas reikalinga. Jinai rašto žino va šitai. O tas, kuris atsitrauk nuo Dievo, žino, kad jam yra viskas. Ir jeigu Dievas jo neaplankys, tai jis viskas. Jis jau žino. Tai žino. Bet kaip Jėzus meldėsi? Tegu jie bus viena su tavimi. Jėzus meldė, kad tu, kad aš, kad tikintis žmogus būtų viena su tėvu, kaip sako, aš esu su tavim. Su juo. Pat suprantat, pat su juo. Jo. Ir tada vyksta, viskas vyksta pagal jo planą. Viskas ateina tinkamu ir deramu laiku į tavo gyvenimą. Tinkamu, deramu laiku. Nepaskubinsi dalykų. Taip mes dažną kartą nervuojamės ir pykstam, nes jau Onutė ir Zitutė jau reiškėsi dalykai, o tau niekaip nesimato nei tų palaiminimų, nei išgydymų, nei laisvės. Ir tu vis žinai, ir vis, bet kai ateina, tu sakai, mane Viešpats ilgiau laimė. Bet, nes per tą laikotarpį vyko dar ko daug dalykų tavy.
daug reikėjo korekcijų atlikti, dar daug reikėjo išlaisvinimo, išvalymo. Kam? Kada kai ateis šitas geras dalykas į tavo gyvenimą, tu jo nepamestum apsisukęs. Kad iškart, kai ateis, tu suprastum apie ką ir tu pagautum ir sakytum, o dabar laiku atėjo. Laiku gavau pinigus, nes aš žinau, ką su jais daryti. Laiku gavau išgydymą, nes aš dabar suprantu, ką reiškia, kai to neturi. Laiku atėjo į pagalbą brolis ir sesuo, nes aš žinau. Ir ten jau ką žinai, tą štai kodėl reikalingas vat šitas tavo ryšys su juo. Mes skirtingai visi mokomės. Vat sėdim vienoj bendruomenėje, klausomės tą patį žodį, bet mes visi mokomės skirtingai. Visi mokomės kaip? Vienas turi vizualią atmintį, kitas turi klausytis, išklausimo, kitas vaizdiniais. Kas kam? Kas kaip tau? Kaip tu eini prie jo? Kas, labai, kaip čia pasakyti, negeras žodis veža, ne? Ko pakeisti? Kas tave atskatina? Kas tave taip sujaudina, kad tu, eidamas prie jo, ar šitaip klūpėdamas, ar šitaip? Ar galbūt tu sėdi pievoj ir kojom linguoji ir taip arti tu Dievo, ir taip arti Dievas. O kažkas turi klūpoti, užsidaręs kambarėlyje ir jis vienumoji. Kažkas gerą muziką tylią ramią, kuri jį artina prie Dievo, užsisuka ir jam dangus atsiveria ir jis dar laisviau artėja. Kažkas gal groja ir jo siela atsiveria ir tada vyksta dalykai. Kaip tu, kas geriausiai, kas greičiausiai, kas tave žadina ir sužadina. Dėl tų akimirkų verta gyventi. Dėl tų akimirkų arba aš noriu dar daugiau šitų akimirkų. Ir tame vėl dar toliau einame, jeigu išryškėja ir pašaukimas. Ką tu mėgsti, esam kalbėję. O ką tu mėgsti? Kas labiausiai tave... O Dieve, ir viskas to pasakyta. O Dieve, ar tu kažkam patarnavai fiziškai, ar kažkam duonos davei, ar kažką žodžiu paskatinai, ar tiesiog su kažko aš nežinau, bet kada yra tie momentai, kada tu sakai Dieve, o yes, o čia Dieve, ir čia yra tos stipriosios pusės, kuriomis tu eisi, kurias tau reikia brėžti tas linijas. Gal tu, žinai, jeigu tu esi pašauktas profesionalas, kirpėjas, kaip mūsų Sonata, ir tu apkirpdama žmogų ir padarydama šukuosti išleidi ir tu jautis Dieve, pradžiuginau, o pažiūrėk viešpatį, kaip tas žmogus, ta moteris, vyras džiaugiasi ir tu ten sakai, o Dieve, ir talentas atiduodamas kam žmonėm. Kažkas padėdamas pasirinkti žmonėm rūbus ir aprengdamas, tarnaudamas parduotuviai. Gali sakyti, dirbo darbą, bet dirbkit mėgstamą darbą. Dirbkit mėgstamą darbą. Kur tu gali pasakyti, va Dieve, aš gyvenu. O ne, gyvensiu, kada grįšiu ir pasimelsiu 2 valandas kančioje. Ar neužtenka bažnyčia? Ar negana? Ar negana, jeigu tu krikščionis šiandien 15-20 metų ir dar viską arba didžiąją dalį darai iš pareigos? Kam? Žmogau, pasakyk, kam? Mes gyvenom iki atgimimo vergystėj. Mes gyvenom iki tol, kol viešpats mus pašaukė vergystėj.
tempėm tą jungą, naštą, pykdami, erzindamis, nepatenkinti ir išvis keikdami gyvenimą ir prakeikinėdami gyvenimą, kurį mes gyvenom. Ir atgimę, pažinę Dievo, aš drįstu šiandien sakyti, jeigu tau 15, pažinę Dievo, jeigu tu jau nebe vaikas pagal amžių. Ir dar vis skaitau dėl to, kad reikia ir nieko nesuprantu į tokią kančią. Nes jeigu paklaus bažnyčioj, kiek skaitei, gi neprisipažinsi, kad neskaitai. Ir tempia lažą. Ir maldos valanda, kelius lenki, nors tie keliai ten, kam pasakyk, kaip tėvui džiaugtis, pasakyk. Ir tėvas sako iš dangaus žmogau, dukra, sūnau, atsisėsk, davai pasėdėm. Davai, pasėdėkim. Tai kaip aš turiu melstis? Užteks melstis, nebesimelsim, pasėdėkim. Tėvas sėda šalia ir sako, pasirokaukim, kaip gyveni? Kaip aš turiu melstis? Kaip gyveni? Kas skaudint tavo širdį? Pasirokaukim. Kas tave nerima keli? Pasirokaukim, modu, pasirokaukim. Ir čia yra stebuklai. Rokaujas. Ir sakai, Dieve, va tokio ir noriu, va tokio Dievo ir noriu. Va toks Dievas ir atėjo į žemę. Ir toks Dievas. Ir kada mes mėginam savo vaikam užmesti tą jungą, jie drąsesni ir jie bėga. Nes jie mato tave prislėgtą po šituo skaitimo Biblijos ir maldų užsitaršios našta. Ir jie bėga. Jie nenori tokio gyvenimo. Jie nenori. Eisi į pragarą, jeigu nesimelsi. Mes taip nebedarom, bet Dieve šventas. Kristus už ką numirė? Kad gyventų. Skleisis, džiaugis. O mumyse tas noras daryti, jis kaip pasiutęs vis. Nes ateisiu į bažnyčią, o dar kaip pasilygini, Dieve, kiek jie tiek daro. Aš nesakau, kad nereikia svarstyti. Aš nesakau, kad tau nereikia apsvarstyti. Žinai, dabar gulio ant pečiaus, malonė Dievo. Aš ne... suprantat, jūs teisingai suprantat žodį. Teisingai, tikrai ne taip. Bet aš esu prieš tą daryti dėl to, ką daryti. Našta po naštos, pečiais vyras sprandas, sukasi, žinai, ir tu žiūri, kad taip nepaprasta išsilaisvinti iš tų naštų, kurias užsikrauni iš pareigos. O Jėzus sako, aš atėjau, kad nuimk naštą. Atėjau nuimk naštą. Tai kodėl aš tos naštos nepanešu? Tai klausimas, kodėl tu tos naštos nebepaneši? Aš tik taip atsakymą vieną žinau. Užsikrovau, prisigrėbiau. Kas yra ne man? Aš tik tai tą sakau, pasiėmei, kas yra ne tavo. Prisigrėbiai ir galvoji, kad tai ta našta tau garantuos vietą aukštesnė danguje. Melas, nes nueisi pas tėvą, sakys, o kur gyvenimas, už kurį aš numiriau? Tai ką aš dabar turėjau linksmintis ir džiaugtis ir patraukti tada? Tu turėjai gyventi. O kaip gyventi? Čia yra ta paslaptis. Ir mes kasam, ir mes ieškom, kas yra gyvenimas. Kas yra gyvenimas man? Onutė, žinai, turi restoraną. Ir jinai ten ruošia pietus. Ir ji džiaugiasi, kad gali visus pavaišinti. Žmonės skaniai valgo. Ir jinai džiūgauja ir šlovina vakare Dievą, nes ji tarnauja. Koks čia tarnystė, čia tai biznis, bet ji tarnauja, ji kvėpuoja, ji gyvena, ji skleidžiasi. O tu? Nesvarbu, kokiais vardais jie yra atėję į tavo gyvenimą. Aš drąsiai kalbu, todėl kad aš žinau, apie ką aš kalbu. Aš irgi viena iš jūsų. Kokiais vardais ateina ir kokiais lozungais ateina, Dievo ieško. Ir kai pradeda
nesusikalbėti, religiniam frazėm mėtos, visus tik po Jungu ir su Jungu, su Botagu. Mes visi tie posovietiniai vaikai, visi norim to Botago. Visi to Botago. O kadangi atėjom pas Kristų, ir to Botago nėra, tai mes jį patys išsitraukiam. Ir savo per pakinklius. Gal jums taip nebūna. O tu čia per pakinklius. Kodėl man yra paprasta ant kryžiaus save kiekvieną kartą? Man yra paprasta. Kaltas, nusidėlis. Kaip yra nepaprasta, tu išteisintas. Tau dovanots gyvenimas. Ir lūžta viskas. Ir viskas lūžinėja mani. Ir kaip nepaprasta. Bet kiek aš pridariau Dievui, kiek aš... Ir vis tą į priekį. Vis noriu tą brudą. Dievui, pažiūrėk, tu negali mylėti manęs. Vis tą brudą noriu į priekį Dievui. Ne, tu išteisintas, tu mano teisumas. Ir man dienoj nežinau, kiek reikia kalbėti savo. Aš išteisintas. Aš ne fantazijas kalbu, aš ne iliuzijas. Aš kalbu Dievo žodį, kuris yra gyvas ir veiksmingas. Ir aš turiu savo vis šaukti, priminti ir rodyti va šitaip, kaip ir užrašyta. Atrodo, vakar tikėjau ir buvo viskas aišku. Šiandien aš vėl save ant kryžiaus, nes nepavyko, kaip norėjau. Nepavyko, Dieve, nepavyko. Viešpats pasakė, atlikta. Atlikta ir už tai, ką tu dar padarysi. Ar tu supranti, žmogau? Jėzus pasakė ant kryžiaus atlikta. Atleista. Ir už tai, ką tu rytoj padarysi. Ir čia mūsų šita dalis sproginėjo, nes nebesutalpina. Kaip, Dieve, tai tu man duodi teisę? Ką žmogiškoji prigimti sako, tai man tu teisę duodi nuodėliauti. O dieviškoji sako, priimk, Inga. O vidinis žmogus, dvasinis, kuris sakė, Inga, priimk. Ir kad aš priimu jį, man nereikia rūpintis, kad nenusidėti. Ką piktasis daro? Visada tavo žvilgsnį ir mano kreipia į ką? Į tai, ką padarei. Visada kreipia žvilgsnį į tave, į mane. Žiūrėk, Inga. O Dievo dvasia ką daro? Visada žvilgsnį kreipia į Kristų. Sako, žiūrėk į Kristų. Į Kristų. Ir aš žiūrėdama į Kristų. Nuodėmės traukiasi iš mano gyvenimo. Šviesa, aš einu į šviesą ir tamsa traukiasi be jokių ypatingų pastangų. Bet kol aš žiūriu arba žvilgsnis nukreiptas, kaip man nedaryti tų nuodėmių, kaip man nedaryti, ir aš žiūriu, dar daugiau prisidarau. Ir dar didesnė kaltė, ir dar didesnė kančia, tai daugiau reikia save mušti, nes būsiu teisesnis. O paskui sakau išvis, nebeisiu į bažnyčią, nes nevertas būti tarp šventųjų. Koks melas. Ir ką mes to padarom? Kristau, man tavęs nereikia. Aš galiu. O kadangi gaunas, kad negaliu, tada aš iš vis nevertas vadinti tavo vaiku. Mes paniekinam, mes atstumiam Dievo malonę. Mes atstumiam, nes neatrandam savęs vertais. Norim atrasti, kas man įverta. Ūgis gal ir atitiks, išmatavimai Dieve, gal, bet va čia ta dalis, ir ta dalis nelabai nevertas viešpatie vadins tavo vaiką. Nusprendžia Angelkienė, nusprendžia Zosytė, žiūrėdama į save, blaiviu atseit protu. O Jėzus sako, į mane. Ir visi, kas Mozė, ką iškėlė dykumoj? Žaltį. Ir visi, kurie žiūrėjo į žaltį, buvo pagydyti. Šiandien tas pats. Iškeltas Kristus buvo. Žiūrėkit į kryžių. Šiandien viešpats Jėzus su tėvu. Bet žiūrėkit į kryžių. Sako, prisimink, ką atlikau. Ką padariau. Ir priimk. Ir tikėk. Darbai gausis savaime, kai žiūrėsi į Kristų. Suprantat, neįmanoma mylėti Kristaus ir nesidarbuoti, neįmanoma. Bet darbuotis be meilės Kristui yra įmanoma. Štai kur mumis yra apgauna piktasis, štai kur yra melas. Tai šiandien gyvenk
kas tau teikia gyvenimą. Galbūt tik pavargai jau nuo to skaitimo Biblijos, kad tu jau nori kojas išties kojas ir pakel galvą į dangų. Ir pamatyk dangų mėlyną. Ir ką pamatysi? Dievą matysi. Ir pasakyk, ar čia bus mažiau vertinga, negu skaitydamas Bibliją? Kada tu pakelsi akis į dangų, matydamas žydrą dangų, matydamas tas debesis, pradėdamas mąstyti apie jo kūrinyje, apie jo galybę. Ar čia bus mažiau vertinga, negu tu skaitysi užsidaręs žodį valandą? Užsidaręs kambarėlį, žinai, 2 valandas pagal žadintuvą, čiuk, 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 čiuk. Atsivuok pievą, žinai, ir giedau giesmę galvą. Gyvenk, gyvenk, kvėpuok, džiaugis. Ko čia? O dėl to ir nėra džiaugsmo. O dėl to ir nėra džiaugsmo, kad neši naštą. Natūraliai tas džiaugsmas nepasidaro. Natūraliai jisai, suprantate, taip, žinai, kas mane jau iš išorės palinksmins? Kas jau čia iš išorės mane palinksmins? Valandą kitą, džiaugsmas turi iš čia gimti. A kodėl nėra to džiaugsmo, kodėl nėra ramybės, nes vis kaltas, kodėl nėra teisumo, nes vis netinkamas, nes noriu darbais įtikti ir užsigarantuoti vietą dangoj. Kuo daugiau melsies, tuo vieta bus aukštesnė. Kuo daugiau gyvenk. Ir atėjęs prie tave žmogus, jis kažkoks kvepi gyvenimu. A ko čia tai džiaugies? O ko čia toks ramus? Pažiūrėk, kas daros. Karai, Sirija, žiūrėkit, kas daros. A ko čia toks ramus? A ramus, va dėl to ir dėl to. A va džiaugiuos dėl to ir dėl to. Nes mano džiaugsmas ne iš išorės ateina. Džiaugsmas ateina iš vidaus. Nes išorė aplinkybės jos keičiasi. Kol jūs man plojat, o kokia pastorė gera, žinai, a kai jūs nebeplosit man, jau pastorė bloga. Vis priklausomas nuo kažko, nuo aplinkybių, nuo gero žodžio. Ir jokių būdų neina kalba, kad apie tai nekalbėti ir nedrąsiai. Jūs suprantat, ką aš kalbu. Aš šiandien brėžiu šitą liniją. Gyvenk, priimk malonę ir džiaugis jo dovanotų gyvenimu. Atrask gyvenimą, atrasti jį reikės tau, nes tu esi individualus, tu esi atskiras. Nes kas teikia tą gyvenimą ir pasimėgimą šalia esančiam, visiškai gali neteikti tau. Kažkas vaikšto po mišką ir džiūgauja, šlovindamas Dievą. Aš galiu ten geriausiai atveju pagrybauti. Man reikia kitų dalykų, man kiti dalykai. Atraskas ir čia va to ir atiduosi Dievo šlovę. Ir iš to širdies, iš to kils darbai. Šlovingi darbai Dievui. Ne tu esi gelbėtojas, nustok gelbėti pasaulį. Atlikta, pasaulis yra išgelbėtas. Ne tu esi gelbėtojas. Gyvenk, neturėdamas gyvenimą, ką tu duosi kitam, va tą ir duodi, uždėti naštą, kuprinę, melskis, skaityk ir į bažnyčią į sekmadienį. Ir dar pinigus atnešk sekmadienį. O atsistoksi, nieko nedaug, va teisingai seselė pasakė, neapsisprendžia širdį, neturi įsitikinimą, nedaryk, melskis, šaukis Dievo. Iš kur lengvabūdžiai krikščionis, iš kur ta krikščionybė tokia plevėsa? Todėl, kad nėra įsitikinimo. Kol dusgena jausis, tol tikiu. A kai nebedusgens, a kai nebebus, o nedaug Dieve ateina patarėjai blogi, o tavo įsitikinimo nėra. Tai su Jonu, tai su Zosetu. Su ko? Kokie tavo įsitikinimai? Dėl ko? Štai yra atsakymai, į kuriuos, tai štai yra klausimai, kur brandus žmogus žino atsakymą, dėl ko aš gėdu. Ir man ne visada reikia, kad man duotų, nes aš atstoju Dieve, tu šventas. Ir šitie žodžiai man šventas. Ir jie tave gerai smerkia, nes tu supranti, ką tu darai. Tu supranti, kas už tų žodžių. Tiek, kiek šiandien gali. Mūsų augimas jisai nesibaigia šiandien. Prieš metus buvom vienokie, šiandien kitokie. Kas už metų bus būsim dar stipresni.
Ar bus daugiau garso? Išorinio? Nemanau. Mažiau. Viskas. Bet kai atversim burnas giedojimai, kai atsistosim maldai, galbūt vienam sakiniui, cyps demonai. Ir ne dėl to, kad čia galbūt stipriau barškučiais barškins, arba, žinai, kažkas ten, žinai, šau didesnį darys, o dėl to, kad Dievas čia yra ir aš stoju, aš įsitikinęs, kad tu manęs nepastums. Mane Dievas tai gali pastumti. Įskaudinti gali, gali, bet tu nepajudinsi. Taip ir tu nepajudinsi tavęs, nenugalės tavęs. Jeigu tu nepasitakysi, atsiprašau, atsimenat Samrelas, jeigu esat skaitę šito didelio Dievo vyro knygas, jeigu prabusdavo Samrelas arba prabudęs naktį, jį prikėlė, ten triukšmas visą kitą, sako, o, čia tu šetonė, ant kito šono, mėl. Į karą, šetoną surišti, atrišti, eiktų, į rūdą. Nu, nereikia kovoti, bažnyčia, yra dalykų, kur tau nereikia kovoti. Ak, čia tu nesu mane veikalą turi, eik su aukščiausiai tvarkykis, prie ko čia aš. Man reikia būti pozicijoje. Štai ko, man reikia tikėti, kad Dievas yra už mane. Man reikia tikėti, kad be jo žinios tu neprieisi. O jeigu Dievas man leido, tada aš užduodu, a ką tu čia Dieve parodyti man nori? Kas čia už? Ką tu čia mane moka? Štai kokius klausimus reikia užduoti. Bet ne dėl to, kad čia dabar tu spirgi. Ar išsigastų? Ar neramu? Sudrebina viską. Taip, bet aš jau kalbu apie tą, kad labą dieną. Kaip atėjai, taip ir išeis. Aš čia su tavim reikalų nežadu, čia žinai. Štai krikščionė pozicija, kokia Dievuje. Štai iš kur ta? Iš malonės. Todėl, kad Kristus atėjo ir atidavė save. Ir kol mes kreipsim žvilgsnius, aš dėl manęs, man, nuodėmingas, teisus, tol, o taip ir toj, žinai, tam šiukšlynė, vištylė, toj kapstysimės. Bet kai tik pakelsim akis į jį ir tik į jį, ir viskas čia spręsis. Ir aš nemindžiuosiu kitų, nes nematysiu, žiūrėsiu į Kristų ir nematau, kas papėdė ir lipu visiems per galvas. Ne, kaip tik atvirkščiai būsiu jautresnis, būsiu gailestingesnis, būsiu labiau mylintis. Supraskim, kad Jėzus atėjo į žemę ne žmogaus poreikių patenkinti. Bažnyčia, Jėzus į žemę atėjo ne žmogaus poreikių patenkinti. Jis atėjo tam, kad įvykdyti Dievo valią. Mes esam taip pat. Ne kad tavo poreikius patenkinti. Bažnyčia nėra tam, kad tavo poreikius patenkinti. Nu, šiandien šalta, aprenkit. Rytoj karštą, nurenkit. Nu, ji nėra. Supraskime esmę. Kad yra tam, kad įvykdyti Tėvo valią, kad pagarsinti jo vardą. O kad poreikiai mūsų pasitenkina, būna Dievuje, nu tai aišku. Bet formuluokim teisingai klausimą ir atsakymą. Aš esu tam, Dievas yra mano gyvenime, ne kad man aptarnautų mane. Aptarnautų mane. Nu, aptarnautų. Halleluja. Jis atidarė kalėjimo duris, jis išlaisvino, eik ir gyvenk, skelbk gyvenimą. Teisumas, ramybė ir džiaugsmas šventojoje dvasioje. Štai Dievo karalystė, štai Dievo karalystė, teisumas, ramybė ir džiaugsmas. Ir ne iš išorės, iš čia. Siek to. Sako, raštas sako, Biblija sako, ieškok Dievo karalystės, o visa kita bus pridėta. Ieškok, pametei ramybę. Žiūrėk, kur pametei, kas atsitiko. Pyktis, vieta nebėra. Kur atėjai, ką pamastei, kur dingo ramybė. Ir ieškok vieną ramybės. Kur ta ramybė, kuri čia? Kur? Teisumą. Kodėl man kiekvieną dieną reikia kelis kartus savo priminti? Inga, dėl Kristaus aukos, dėl to aš tik priimu teisumą, ne dėl darbų. Kiek šiandien daug pasidarbavau viešpatie, halleluja, halleluja, drąsiai artinuosi tavo akivaizdą. Jokių būdų, ne dėl to, ne dėl to. Labai gerai, ką padarai daug darbų.
nuostabu, bet ne dėl to tu esi teisus. Ir džiaugsmo, nebėra džiaugsmo. O kur pamečiau tą džiaugsmą? Kas pavogė mano džiaugsmą? Kas pavogė? Su netinkamu žmogum papliurpiau, apkalbėjau, prisikalbėjau, prisigrėbiau naštų, atėjo nerimas, chaosas ir erzalinė ir pamečiau. Ir vėl ką mes darom? Greit susigrąžinti. Ką sako? Ieškok, susigrąžinti. Gal lakstai po netinkamas vietas. Ir išsibarstei, surink. Va čia ties ko reik rūpintis. A visa kita bus pridėta. Amen, amen, amen. Dar keletą žodžių. Nu, nežinau, talpinat? Nu ką daryti su mumis, nu ką? Ir tikrai praeis laiks ir vėl tą patį šnekėsim. Ir vėl tą patį, bet mes jau būsim kitokie. Tie patys žodžiai, bet mes jau turim kitą supratimą. Aš tikrai garantuoju, kad mes esam girdėję. Aš aišku irgi neatsimenu, kad būčiau girdėjus tuos dalykus, kuriuos šiandien kalbam. Matau, pirmą kartą viešpatį. Nu, gal net. Bet kadangi supratimas mūsų jau kitas, įžvalgumas kitas, tikėjimas yra paaugęs, mes suprantam. Ir va, kai suprantu, tada jau ir veiksmingai. Bet kol supranti, nu ką, va, ir sėjam žodį, ir sėjam, kodėl va, tas žodis reikalingas, ir sėjam, ir sėjam, ir sėjam. Nesiduokit atitraukiami, vis tiek tą žodį pasakysiu, nesiduokite atitraukiami nuo vilties Evangelijos. Nesiduokite atitraukiami, nesvarbu, kas ką jums kalbėtų, kokiais antpečiais žmogus, kokiom Biblijom paauksuotom, bemojuotų. Nesiduokit atitraukami nuo vilties Evangelijos. Mano viltis jis, mano išsigelbėjimas jis, teisumas, ramybė ir džiaugsmas šventuoja dvasia štai Dievo garais. Nebeturiu, kur padėjau, kas atsitiko, nebeturiu meldos 2 valandos, chaosų dar daugiau. Kas yra negerai? Sustok ir permąstyk. Nereikia tavo teisumo darbų niekam. Neleiskit, nesiduokit atitraukiami nuo vilties Evangelijos, dėl kurios atėjo Jėzus į žemę, dėl kurios numirė ir per kurią mes esam išvaduoti. Amen. Amen. Amen.